Kai žinai, kas su tai vyks, tada geriau ir į reabilitaciją įsitrauki, pradedi atskirti tą pseudomokslą nuo tikro mokslo ir mažiau išleidi tom sveikatos piliulėm, kurios tau nepadės. O vėliau apšvietos laikotarpiu, kai pradėjo vystytis psichologija kaip atskiras mokslas, kai moksliniai metodai atėjo į psichologijos sritį, tuomet buvo pradėta gretinti atradimai medicinoje su atradimais psichologijoje ir vieni atradimai papildė kitus. Ir žinoma, pats didžiausias lūžis tai 20-ojo amžiaus pabaiga atsiradus smegenovaizdos priemonėms. Placebas yra labai sudėtinga funkcija, kuri apima daug smegenų dalių. Įeina ir savistabas, savęs monitoringas, laukimas tų pojūčių ir tai aktyviai, manau, dirba ir insulos regionas, ir juostinis vingis, kurių yra darbas sekti save, sekti ar aš pastebiu tų pokyčių, kurių tikiuosi, o jeigu aš sau darau, kas yra labai nemalonu, aš esu protingas žmogus, tai tas jau turi veikti, jeigu aš jau sau tai darau. Jeigu ligonių kasos valstybinėse ligoninėse nekompensuoja, vadinasi, įrodymo, kad tai yra veiksminga priemonė šitai ligai nėra. Su placebu mes nežinom nei biologinės priežasties, nei procesų, kuriais yra ta biologinė priežastis veikiama, nei matavimo būdų, kuriais galime išmatuoti jos konkretų poveikį. Aš tai pavadinčiau terapiniu procesu, o ne vaistu, nes tai netitinka vaisto apibrėžimo, bet tai gali būti kažkokia technika, terapija ar kažkaip kitaip apibrėžtas būdas, kuris per psichologinę prizmę veikia.